Ponai ir ponios, su jumis Anatolij ir šiandien kalbėsime apie ProCraft. Ir kaip matote, turime 3 naujienas, bet visos jos vadinamos siurbliais. Jas vienyje tai, kad jos veikia nuo akumuliatoriaus. Jų žymėjimas yra CPN20, CPN21 ir CPN22. Jos skirtos darbui su švariu vandeniu be papildomų priemaišų. Tai yra nefekaliniai siurbliai. Taip pat jos skiriasi savo paskirtimi. Šis yra plūduriuojantis, šis panardinamas arba srovės, o šis yra puikus dalykas. Su jo pagalba galime išpumpuoti vandenį iš duobės ar rūsio, ar dar kur nors, kur jis nereikalingas. Ir netgi pašalinti balas kieme. Na, o dabar susipažinkime su kiekvienu iš šių siurblių atskirai ir taip pat su jų komplektacija. Pradedame pažinti su modeliu CPN22. Į komplektą įeina pats siurblys, 2 metrų žarna su greito atjungimo adapteriais iš abiejų pusių ir virvė. Tam, kad galėtume pririšti mūsų siurblį ir nuleisti ten, kur reikia. Taigi, šis siurblys yra plūduriuojančio tipo. Tai yra, jis laikosi paviršiuje dėl šios kameros, kurioje mes dedame akumuliatorių. Naudojami akumuliatoriai, kurie naudojami darbui su šiuo įrankiu, yra mūsų 20 voltų akumuliatoriai, turintys 2 arba 4 ampervalandas. Dėžė 8 amperų netelpa dėl matmenų. Kaip matote, įrankis turi silikoninį tarpikį, dėl kurio mūsų kamera užsidaro hermetiškai. Ir kad jie neatsidarytų, turime galimybę uždėti tokį užraktą. Noriu pabrėžti, kad šio įrankio negalima įjungti sausai, tai yra be vandens. Panardiname jį į tam tikrą gylį, po to įjungiame, pumpuojame ir po to galime jį nuleisti virve iki mums reikalingo gylio. Be to, jei siurblys panardinamas po vandeniu, tai yra skubus signalas jį ištraukti ir patikrinti kameros sandarumą. Jei to nepadarysite, galite prarasti akumuliatorių. Ir pats siurblys jie sugenda. Vandens įsiurbimas vyksta tiesiai iš apatinės siurblio dalies, todėl jis gali įsiurbti beveik visą vandenį. Lieka tik 5–7 mm. Po to, kai vanduo įsiurbtas į siurblį, jis išleidžiamas per šį vamzdį. Prie jo galime prijungti arba komplektinę žarną, arba tą, kuri jums reikalinga. Bet primenu, kad vandens stulpo aukštis neturi viršyti 8 metrų. Šio įrankio našumas yra 3200 litrų per valandą. Beje, beveik pamiršau jums pasakyti, išjungimo mygtukas yra čia, po kameros atidarymo mygtuku. Ir testuojame mūsų įrankį. Turime 2 talpas. Iš šios perpumpuojame vandenį į šią. Mūsų siurblys yra plūduriuojančio tipo. Jis neliečia dugno. Tai gerai matyti, nes jis pakreiptas dėl šios žarnos. Ir antra, jei naudojate jį netestavimo sąlygomis, komplekte yra virvė, kuria geriau jį pririšti. Įjungiame ir dirbame. Akumuliatorius jau yra ten. Na ir noriu pabrėžti, jei jums svarbiausias siurblio darbo našumas, o nepatogumas dirbant su greito atjungimo adapteriais, naudokite didesnio skersmens žarnas, prijungtas tiesiogiai prie paties siurblio vamzdžio. Nes naudojant greito atjungimo adapterius, sumažėja mūsų žarnos skersmuo. Tai yra mažesnis skysčio pralaidumas per ją. Na, galima sakyti, eksperimentas baigtas. Taigi mūsų talpos dugne liko vandens mažiau nei 1,5 centimetro. Kitas siurblys CPN21. Komplekte turime žarną su greito atjungimo adapterius ir tokį prietaisą, jei naudojame kaip srovės siurblį. Tai yra, mes panardiname šią dalį ir per ją vyksta vandens įsiurbimas. Taip pat turime virvę, kad galėtume nuleisti mūsų siurblį į kokią nors duobę ar talpą, jei naudojame jį kaip panardinimą. Jei naudojame siurblį kaip srovės, įstatome kažkur ant mūsų duobės krašto, prijungiame komplektinę žarną
ir į siurbimą ir nuleidžiame į siurbimą į duobę. Vandens išleidimas vyksta iš šios angos. Tai yra, čia uždedame žarną, kuri mums reikalinga, bet jos vandens stulpo aukštis kartu su šia dalimi, per kurią išleidžiame, neturi viršyti 9 metrų. Ši žarna yra 2 metrų ilgio. Taigi, jei ją visiškai išleistume, tai būtų 2 metrai vandens staupo. Iš to mes atliekame tam tikrus skaičiavimus ir paaiškėja, kad žarną galime pakelti ne daugiau kaip 7 metrus. Maksimalus šio siurblio našumas taip pat yra 3200 litrų per valandą. Tačiau prieš įjungiant šį įrankį, jį reikia užpildyti vandeniu. Tam atsukame šią damkelį, pripilame vandens, užsukame ir tik po to įjungiame mūsų įrankį. Įjungimo mygtukas yra ant akumuliatoriaus korpuso. Šis įrankis taip pat veikia nuo mūsų 20 voltų akumuliatorių. Čia įdedamas akumuliatorius 2 arba 4 ampervalandėms. Vis dėlto rekomenduojame su šiuo įrankiu dirbti su 4 ampervalandžių akumuliatoriumi. Akumuliatoriaus kamera taip pat lieka sausa dėl sandariklio. Na, o norint naudoti mūsų siurblį kaip panardinamą, atliekame kelis judesius. Nuimame vamzdį iš čia ir perkeliame jį į išėjimą. Ant laikiklio jis mums daugiau nereikalingas. Prijungiame prie išėjimo. Nuimame akumuliatoriaus korpusą. Apverčiame mūsų siurblį ir galime jį panardinti. Panardiname siurblį žinoma ne už laidą, o už komplekte esančią virvę. Maksimalus siurblio panardinimo gilis yra 3 metrai, tai yra šio laido ilgis. Tačiau nepamirškite, kad šis dėžutė su akumuliatoriumi viduje turi būti gerai pritvirtinta viršuje, kad neduok dieve nenukristų. Vandens paėmimas, kai siurblys veikia tokioje padėtyje, vyksta per šį vamzdelį. Dabar mes jį testuojame. Dabar jis bus išbandytas pompos režimu, tai yra išorėje. Vandens jau pripylėme. Šiuo režimu mums reikia 2 žarnų. Vienos į talpą, iš kurios išsiurbsime vandenį, kitos žarnos į kitą vietą arba į lauk. Akumuliatorių nuėmėme, jis yra išėjime, kaip prisimenate. Taigi įjungiame. Na, tuo viskas. Kiekgi vandens liko? Kaip matote, šiuo režimu talpoje liko nedaugiau kaip 2 mm vandens. Dabar testuojame panardinamą siurblį. Įjungiame. Taigi, dirbant šiuo režimu, mūsų talpos dugne liko šiek tiek daugiau nei 2 cm vandens. Na ir paskutinis šiandien modelis SPN 20. Tai siurblys, kurį matėte surintą pradžioje, bet štai taip jis tiekiamas, nesurinktas. Norint jį surinkti, reikia atlikti kelis judesius. Komplekte yra pats siurblys, tai prijungtas. Toliau turime akumuliatoriaus talpą su rankena, su prailgintuvu, kurį nepamirškime reikia prijungti. Taip pat turime prailgintuvą, jei šį siurblį naudosime kaip panardinamą. Taip pat laidas 3 metrų ir taip pat jį reikia prijungti. Toliau turime perėjimą, kad nukreiptume vandenį nuo šio siurblio ir mažą žarną taip pat vandens nukreipimui. Na, o dabar atlikime tuos pačius kelis judesius ir surinkime mūsų įrankį. Pirmiausia, prijungiame patį siurblį prie vamzdžio. Prijungiama labai paprastai. Pridedame.
ir priveržiame. Toliau prijungiame akumuliatoriaus laikiklį. Tam pirmiausia prijungiame elektros laidą, įdedame ir priveržiame laikiklį. Beje, šis laikiklis yra hermetiškas. Jei šį siurblį naudosime kaip panardinamą. Tvirtai priveržiame ir prijungiame rankeną. Štai taip mes iš esmės galime pradėti dirbti. Bet yra toks priedas, kurio pagalba mūsų įrankis pailgėja nuo 1 metro iki 1,5 metro ilgio. Reikia tvirtai pritvirtinti, nes ši vamsdelis tuo pačiu yra ir vamzdis, per kurį kyla drėgmė ir išeina per šią angą. Būtent prie jos mes prijungiame komplektinį perėjimą ir naudojame tą žarną, kurią turite. Jei neturite žarnos ir jūs tenkina trumpas ilgis, prijungiame komplektinę žarną. Tokiu būdu mūsų įrankis jau visiškai surinktas darbui. Liko įdėti akumuliatorių. Jį įdedame į tokį pat konteinerį, kaip ir ankstesnėme modelyje. Taip pat arba 2 arba 4 ampervalandos. Na, o paleidimo mygtukas taip pat šalia. Man atrodo, šis įrankis labiau primena galbūt dalgį, bet iš tikrųjų tai šluota, kuri labai efektyviai valo vandenį. Tačiau dirbti su šia šluota reikia tik tokioje padėtyje, nes vandens siurbimas taip pat vyksta tiesiai iš apačios. Ar valysite tai patalpoje, ar tiesiog baloje savo kieme, tai jau jūsų reikalas. Ir dar, būtent šį įrankį galime naudoti kaip panardinimo. Tam, jei mums nepakanka 1,5 metro aukščio, naudojame prailgintuvą. Pirmiausia, nuimame akumuliatorių. Antra, nuimame viršutinę. Mūsų siurblio dalį ir atjungiame šį laidą. Ir vietoj jo prijungiame komplektinį prailgintuvą. Taip pat uždedame, kruopščiai užsukame veržlę, kuri suteikia mūsų jungčiai reikiamą sandarumą. Dabar sujungiame paskutinę jungtį. Ir taip pat kruopščiai. Priveržiame veržlę. Po to lieka tik sujungti guminį dangtelį su viršutinė mūsų siurblio dalimi. Ir tam, kad mūsų siurblys taptų pilnaverčių panardinamoju, lieka prijungti tik žarną vandens nutekėjimui. Po to galime drąsiai panardinti jį iki 3 metrų gylio, o maksimalus vandens stulpas, atsižvelgiant į šiuos 3 metrus, kuriuos jau nuleidome, sudaro nedaugiau kaip 10 metrų. Tuo pačiu metu šio aparato našumas yra 2725 litrai per valandą. Apatinė siurblio dalis yra aprūpinta tokiu filtru, kurį kartkartėmis, žinoma, reikia valyti. Šį siurblį testuosime studijos sąlygomis, todėl nuėmėme viršutinę dalį, nes, nepatogu. Tai jums ne kieme ar kur nors kitur. Taigi tai mūsų panardinamas siurblys, mes prijungėme žarną. Įrengėme jį kaip patogiau, kažkaip taip, ir įjungėme. Na štai ir viskas. Vandens kiekis, likęs talpykloje, sudaro apie 17 mm. Taigi šiuo baigiame pažintį su CPN serijos siurbliais. Primenu, tai akumuliatorinis įrankis. Jis bus naudingas, jei neturite tinklo įtampos, arba apskritai nėra tinklo, o vandenį reikia išpumpuoti. Tai nepakeičiamas pagalbininkas, bet iš esmės galite jį pakeisti, pavyzdžiui, kibiru. Ir semti, ir nešti. Ir semti, ir nešti. Šiuo metu viskas. Pasirinkite pagal poreikius, naudokitės protingai. Linkiu jums viso gero. Būkite sveiki, gyvenkite ilgai. Prenumeruokite, pamėkite, pakomentuokite. Viso gero.